Klasikinės muzikos mylėtojai šaltą penktadienio vakarą rinkosi Kauno valstybinėje filharmonijoje, kur juos šildė Mocarto, Haidno bei Paulenko kūriniai, atliekami Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, Kauno valstybinio choro bei soprano Astos Kriščiūnaitės. Visus žiūrovus džiugino svečio iš Prancūzijos dirigento Olivier Grandjean pasirodymas. Kaip teigia dirigentas, Lietuvoje jis svečiuosi jau ne pirmą kartą. I came in Lithuania for the first time in 1997, I think, or 98, no, 97, I think, so 15 years ago. And my relationship with the orchestra was immediately very kindly, very friendship, and that was great. Like a lot of Lithuanian people, you know, because you have a lot of passion. That's incredible. And the musical tradition is very strong. So strong tradition, strong education with passion, that's great, you know. Dirigento karjera prasidėjo ankstyvoje jaunystėje. Meilę muzikai jis pajuto ėmęs groti trimitu. Nors dabar laiko paimti į ranką šį muzikos instrumentą neatsiranda, visas savo jėgas Olivier Grandjean skiria savo gyvenimo pašaukimui – dirigavimui. In my case, I was first musician and I would say playing in orchestra. I was very young, yeah? I was 15 maybe. I felt that I wanted to communicate. I wanted to share my own ideas, and the only way to do this was to conduct maybe. Dirigento darbas nėra toks paprastas. Čia negali daug planuoti į ateitį, nes kiekvieną dieną gali pažerti netikėtų pasiūlymų. I don't have a big career plan. I mean, I just want to have good relations with the orchestras I conduct, like in Lithuania. But I'm always looking for this relation with a strong intensity. So it's not career plan. I'm not, you know, thinking about conducting Berlin Orchestra, New York Orchestra. I don't care. I just want to feel well, good with musicians. Kada kitą kartą Lietuvoje išvysime prancūzų dirigento Olivier Grandjean nėra aišku, tačiau Kauno valstybinė filharmonija siūlo daugybę koncertų su svečiais iš užsienio šalių.